Prieš keliaujant su vaikais, kaip aš minėjau, labai svarbu vėlgi įsivertinti kryptį, kurią jūs pasirenkate. Jeigu vis dėlto pasirinkote egzotinę kryptį, labai svarbu atkreipti dėmesį, kokie skiepai yra rekomenduojami arba net privalomi keliaujant į tą šalį. Tai čia yra pirmas dalykas. Na, jeigu pasirenkame kažkokią tą pačią panašią šalį į Lietuvą, tai žinoma, tada yra elementarūs tie vaistai, visada rekomenduoju turėti nuo temperatūros ir nuo skausmo, tai yra ibuprofenas, paracetamolis, elektrolitų tirpalų, jeigu netyčia prasidėtų vėmimas, viduriavimas, pilvo pūtimą mažinančių preparatų, nes dažnai vaikai būna privalgo, pilvas skauda ir kartais elementariai padeda pilvuko pūtimą mažinantis vaistai. Žinoma, nuo slogos, taip sakant, jūros vandenis arba sistemos nosytei plauti, nosį atkišantis, tie vadinami dekongestantai. Na, o visa kita tada priklauso nuo to, kokias ligas vaikas šalia turi. Jeigu vaikas yra alergiškas, tai faktas, kad jis būtinai turi turėti tą antialerginių vaistų maišelį. Ir visi kiti vaiko vaistai vartojami nuolatos. Na ir žinoma, visada rekomenduoju išsiaiškinti, kokia yra sveikatos sistema toje šalyje, į kurią jūs keliaujate. Tai reiškia, ar veikia mūsų turimos Europos draudimo kortelės, draudimas sveikatos šalia, tai kas be ko. Ir visada labai svarbu išsiaiškinti, kokią pagalbą jūs galite gauti Lietuvoje. Nes kartais puikiai veikia nuotolinės konsultacijos su savo gydytoja arba, galbūt kažkokios kitos klinikos gydytoja. Jeigu nežinot, ką daryti ir nenorit ieškoti priėmimo užsienio šalyje, kartais galima tikrai nuotoliu pasitarti, kad daktarė sudėliotų tas kažkokios taškus ant į, skubėti, neskubėti jums į tą priėmimą. Na ir aišku, jeigu jau reikia važiuoti, tai žinoma, tada išsiaiškinti, kur čia tas artimiausias priėmimo skyrius.